Margarita Juskevičienė, Leonas Balčiūnas, Joana Šaltelienė, Elena Čičinskienė, Antanas Žiliukas, Valerija Vilčinskienė, Juozas Elekšis, Veronika Grailienė, Vlada Kvedarienė, Leopoldas Stanevičius, Zuzana Stunžėnienė. Gal kas daugiau atsimena, tai pargėm tylos minutę. Paskui pasakysim. Minėsim paskui. Ačiū. Jeigu ko aš nepaminėjau, tai paskaitydami savo kūrybą, jiems skirtą arba savo kūrybą paminėkite. Dabar pirmiausia, pristatom dar Sūduvos etnografinį ansamblį. Vadovė Teresė Pievusilga su savo kolegija. Mano pirmoji daina tai ir bus mūsų amžinatilsį gerbiamam pirmininkui Vladui Borovui atminti. Mano žodžiai, o melodija liaudis. Kai pasijutome našlaičiais palikti, bet mes lik šiandien tavęs nepamirštam. Esi tu knygose ir mūsų atmintyje. Bet mes
Tai šiandien mes pradėsim nuo naujų narių, nors jau jie iš išvaizdos nelabai jauni, bet vis tiek gražus vyrai. Tai noriu pakviesti Regimantą Astrauską. Greitai pabėgite siaurą. Tai va, norim įteikti nepriklausomų rašytojų sąjungos, kad esat narys, ne šią dieną, 404 numeris. Jau dar po jūsų iki 1000 bus, tai tada džiaugsimės. Ačiū. Prašau, Regimantas. Čia dar yra viso kolektyvo bendras darbas ir todėl pasakysiu, Jei nepabėgit, dabar paskaitykit vieną, kad antrą kartą nereiksiu, gal jėgos neturėsit. Prašau. Regimantai, atsisuk. Atsisuk, ten moteris, čia tai žiūrėk. Kalėdas vadinasi kitame lygyje. Kai aš pakilsiu į kitą lygį, o jūs paliksiu čia žemai, giedosit jūs man apie mirtį, o aš tik juoksiuosi iš aukštai. Aš paprašysiu jūsų neliūdėti, nelieti ašarų graudžių, tik į eilėraštį mintis sudėti ir nepamirškit pasakyti myliu. Po to ir jūs mane pamiršit, dienos darbai ir rutina, gyvenime kitus sutiksit ir vėl šviesesnė bus diena. O knygą turite savo? Turit savo? Taip, dabar Dalia Griškevičienė, ateikit, atsistokit, garbė man pastovėti, šiandien jūs ateikit čia. Nesijaudykit, dabar pradėsit vaikščioti. Taip, tai pirmiausia norim jūs pasveikinti už tą veiklą, kurią jūs... Taip, sveikinimas yra Daliai Griškevičienė jubiliejaus proga. Dabar pati paskaitykit, pažiūrėsiu, kaip nuoširdžiai skaitys. Prašau. A viską nuo čia? Viską, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga, mokat, dėlė mano, ne pirmą kartą. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga. Sveikinimas. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariai, poetai Daliai Griškevičienei jubiliejaus proga. Sveikiname su garbingu jubiliejumi. Linkime stiprios sveikatos, vidinės ramybės ir neišsenkančios energijos. Tegul kiekvieni metai būna kupini kūrybinės sėkmės, šiltų susitikimų ir naujų galimybių, o gyvenimo kelias būna nušviestas meilės ir džiugių akimirkų gausos. Ir čia paskaityk. Pasirašo Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, meno kūrėja Dalia Milukaitė Burojienė ir valdybos vicepirmininkas daktaras Vytautas. Dar ne viskas, dabar tą antrą pusę, antrą, kad jau netinka. Vargšiai mergaitė. Palaukit, turite, jinai labai gerai skaito lietuvių mokytojai. Vėl viską iš naujo. Vieną kartą metuose gali. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga vasaros kūrybos šventė pakvies į širdį vasaros žydėjimą 2026. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos poezijos diplomantė pripažinta narė rašytoja Dalia Griškevičienė. Nuoširdžiai sveikiname jūs tapus diplomantę, tai reikšmingas kūrybinio kelio įvertinimas, liudijantis talentą, atkaklumą ir meilę žodžiui. Tegul nuostabūs poezijos posmai visada randa kelią į skaitytojų širdis. Su visais titulais valdybos pirmininkė ir meno kūrėja Dalia Milukaitė Burojienė ir vicepirmininkas garbės ir nusipelnęs rašytojas Vytautas Šiaudytis. Valio. Regimantai, uždėk ant jos turite daug pasidarbavom mūsų labui. Šitą kartą, tai aš jums pareigotas ir Iš karto du medaliai. daug papuošit
papuošti savo buitį mūsų vardu. Dėkoju, aš galiu apkabinti. Žinoma. Tik labai ilgai nelaikykit, nes man šiandien. Taip, dabar. Jeigu nedarė, tai čia nebūtų šitas. Dabar paskaitykit. Mintinai jūs mums darė. Ne, pirmiausia, tai aš atsinešiu nemintinai, bet noriu pasakyti, kad Nebuvo jūsų tos visų knygos. Ilija. lauks tortas. Dar šiandien. Duokit pasakyti dar. Jūsų visų lauks jubiliejinis tortas. Taip, kad prašom neįsilakstyti, tikrai kviečiu. O dabar eilės. Oho, kaip skamba viskas. Dabar lengvai surasti. Retendė est terra tere. Esi dulkė ir dulke vėl pavirsi. Iš Pranašo knygos 3 skyrius 19 malda. Žmogų gimusį pašventina vandens lašu. Prigimtinę nuodėmę nuplauna. Tuščias sielos indas pildos pamažu. Patirtį gyvenimas sukrauna. Kartais tas vanduo sūrus. Lengvas tik nebūna niekad. Amžinybės ilgesys stiprus. Net akis užmerkiam, nepalieka. Tik vandens nebeužtenka. Dar saujelę žemės žmogui dovanojam. Kam? Išeinančiam? Ar kaip patvirtinimas sau? Vis dažniau tas klausimas kamuoja. O, pagaliau. Šių metų kūrybos vaikams laureatė. Taip. Aš noriu, kad jūs pati paskaitytumėt mūsų mintis. Jūs mokat skaityti, prašau. Už kūrybą vaikams. Laureatė pripažinta Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė. Valdybos narė turime. Vilija Dobrovolskienė. Papuojam, toliau skaityti. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų nuostabią kūrybą vaikams. Jūsų knygos atveria mažiesiems duris į vaizduotės, gėrio ir nuotykių pasaulį. Skaitydami jūsų kūrinius vaikai mokosi svajoti, kurti, bendrauti, suprasti kitus ir tikėti stebuklais. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkė, Lietuvos Respublikos meno kūrėja Dalia Melukaitė Buragienė ir Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos vicepirmininkas, garbės ir nusipelnęs rašytojas Vytautas Šiaudytis. Valiau, valiau. Antroji pusė nieko nėra. Ar ne viskas, kokį didelį darbą padarė, tai nors reikia ir kitų. Ačiū labai. Dabar paskaitykit vieną eilę. Bet ne vaikiškas, ar vaikiškas? Ne, baikit, visi galvo, kad mes abudu su vaikėjai. Gerai, nes aš turiu ir vaikišką, bet Aš galvoju, ką čia po kelis kartus. Taip. Ir lieka tik tai tiek. Žvakelės liepsnos, juodos rožės, baltos krizantemos, kaspinas šilkinis ir besiveržianti rauda iš sužeistos krūtinės. O vėjas blaškos, draiko žiedlapius ir plaukus, kėsinas užmigdyti žvakes, tyli malda pakyla į žvaigždes. Ir lieka tik tai tiek. Prisiminimai, amžina gėla ir ašaros skaidrus kristalas. Nu, gražiai perskaitė, taip aš Ačiū. Dalyte, ačiū. Tai dabar Teresėlė daina. Teresėlė, tu neužmygti, dainuotų. Šita daina padaryta iš Dalios Buragienės eilėraščių, o melodiją
Liaudis, aš žinau. Sudėjau aš, O, ir ne liaudis. Pasigiriu. tai reik kartais pasilinksminti. Gal ir taip. Eikit, mergaitė. Tai ką dabar už durų stovėsit? Ateikit. Ateikit, dėkis į lašą. Ateikit čia. Nuotraukas ateikit. O tos įspyrusios tokios senatos paliko tam savo. Ačiū labai. Nu, kai reikės vėl pakviesti. Tai toli nenueikit, čia Ne. Aš žinokit, labai jūs klausygiai klausėt. geriau pavėluotai, bet Kėlėjai toliau kūryba mūsų. Kūryba. Pats artimiausias Vlado draugas Algimantas Grakavinas, buvęs mūsų valdybos narys, aktyvus Šiaulių skyriaus buvo pirmininkas. Labą dieną visiems. Kaip malonu matyti pažįstamus veidus. Kaip malonu papulti vėl į draugiją, kurioje tave kažkas supranta, kažkas pasiklauso. Žinot, turiu keletą žodžių. Dar vakar kažkaip prisėdau ir mano kumyras toks Umberto Eko parašęs tokius žodžius. Galvoju, kad jie tiktų
Nespėjau išmokti mintinai, tačiau paskaityti vis tiek turėčiau. Nelauk ir ašarų neliek prie mano kapo. Ten nėr manęs. Ten miego takas. Dabar aš gaiviai pučiantis pietys. Aš apsolinis rudenio lietus. Aš deimantinis sniego spindulys. Aš tavo žvilgsnį ryto neramiam esu. Kaip paukščiai tyliai sklendžiantis ratu, sparnus į dangų tiesia, aš žvaigždėmis tau giedrą naktį šviesiu. Prie mano kapo neraudok balsu, manęs ten nėra, aš čia esu. Na, o iš savo norėčiau tokį paskaityti. Tu jau žinai, ką reiškia mirti, kaip atsistoti vėjuose nuogam ir saulėje ištirpti. O čia graudumas tvenkiasi ir krečia drebulys į piemenį nuo laiminančios karaliaus rankos. Vis dar pelėda tebesu, kuriai nakčia užryšus nuolat galvojasi, jog jau išaušo rytas, o tau šviesa nepaslaptis iš debesų. O laukiame, kad su tikėjimu kas tartų gyventi ir svajoti tol saugu, kol nežinia už amžinybės vartų. Kaip sėkla po sniegu, kad ilgisi pavasario, mano gyvybė ir tava mirtis nebealsuoja radusios vienybės šventę. Ir šiapus, ir anapus išlaisvintas kvėpavimas, kuriuo ramybė pasiliekančių giliai ir tyliai kenčia. Ačiū. Jacevičienės irgi labai artimai bendrausia, taip jūs paskaityti savo kūrybos. Eilėraštį rašytą dar gyviem. Skaičiau, dabar jie mūsų šitie visi Noriu paskaityti eilėraštį Alvydui Ratkevičiui, kuris išėjo iš mūsų prieš 13 metų. Širdis dainuoti nepaliauja. Nedaugeliui aukščiausių duota, melodijas rašyti, dainuoti, groti, turėti tokią jautrią širdį, ką akis mato, dainų girdim. Bėga dienos, metai iškeliauja, bet širdis dainuoti nepaliauja. Atitėlynė, jos dukras, šauniuosius vyrus, primins knygą Zamtniko Skulpai paskirė. Na ir taip pat noriu paskaityti mūsų gerbiamam Roniui Jauniškiui, kuris taip pat išėjo. Ilgam gyvenimo kely, prasmingam ir ilgam gyvenimo kely, po kojomis auksiniai lapai krinta, viršūnėn veda laiptai dar ilgi ir metai, knygos
sąlygom naujomis sušvinta. Tu niekada neverkšlenai, kad metai baigia kaulus surakinti, tik tai kančia savąją pasidalinai, kai sausio 13 stoji Pilebokštą ginti. Lygi šioliai tarsi ąžuolas tiesus, gerų žvilgsnių palydimus kūrybos kelią, o per poetų šventę vienas iš pirmų pakurstai vis poezijos ugnelė. Nors vėjas sidabrinis siautėja plaukuos, o belžiedai į galvą sninga, sninga. Gyvenimo taurė pilna kūrybinės aistros, o balsas vis tebeskamba galingai. Semiuosi aš stiprybės iš tavęs, kurios taip reikia kiekvienam. Lyg maldai sudėdė rankas ir sveikiniesi indiškai. Ram. Ram, su meile, būkit šlovingi ir įteigi. Kilniai didžiųjų baltų mes ir jie nemirti. Daug yra pinigų, traukit, jūs niekam nematėte. Kuris prie krūtinės arčiausiai? O kad aš du ištraukiu. Nu tai jūs visuomet kaip suvalkėtis. Ačiū. Toliau. Nauja daina sukūrusi, kurią paskaitys, sako, nedainuos Renalda Mačiulskienė. Prašau. Kūryboje jų atmintis gyva, eilėraščių take įmintos pėdos, šiandien ryškesnės jos labiau, per metų tylą žodis tebežydi, lyg švyturys vedantis mus toliau. Išėjo tie, kuriuos branginom, pakilo ten, kur amžina šviesa, bet jų eilės ir knygų puslapiai dar plaka mūsų širdyse dvasia gyva. Kūryboje jų atmintis gyva, ji mūsų širdyse ir atminty, per amžių tiltus neša meilės žodį, įkvėpdama kurti viltį. Vladas Buragas vedė žodžio kelią, tikėdamas kūrėjo pašaukimu, jo darbai ir šiandien mus suvienyje tiesos, šviesos ir meilės artumu. Tegul liepsnoja mūsų žvakės, tegul skamba posmai iš širdies, kol gyvas žodis, gyvi ir žmonės, kuriuos prisimena ateities kartos. Pasiruoškit, kad ištrauktumėt pačią brangiausią dovaną. Po vieną. Tik nesakykit, čia pati brangiausia. Ot pataikit. Jo, pataikiau su savo simboliu. Jadvyga Šimkienė. Labai mums daug paramos padėjo, ir man, ir sąjungai, ir jinai, ir turbūt irgi pasakys savo kūrybos. Oi, su užtrukimais. Senas daiktas, tai greit nemoka išlipti. Šiandienos Vytautai buvai kažko užsiprašęs. Ne. Ne. Aš galės susiprašiau. Sakei, pati, ką reiškia, ir norėjai, biškai nepernešiau, ko prašei. A tai ką, kodėl tai einam pasikeisim? Neišeis niekam. Dalytai tokia maža, matai Vytautą, kaip tave myliu, jau kokį didelį Aš galą. nežinau, kas tai O yra. dalytai labai maža buvo čia. Ojoj, kodėl tokia maža? Nu, kad tiek tai išėjo. Prašau, būsit malonu. Ačiū man. Galbūt aš neatsinešiau tokių labai rimtų, galvojau liktai paskaityti apie mamą savo mirusią, bet galbūt, reiškia, pabandysiu tokį vieną įvykį, kuris skaičiau papasakoti. Paskiau, galbūt, jeigu tiks, paskaitysiu satyrą, jeigu leisite. Žinoma, satyra. Kartą vienas žmogus susapnavo sapną, kad paskui jį arba šalia jo visada eina Dievas. Žmogus apsidžiaugia. Dėja,
Atsigręžia, aplinkui apsižvalgia, mato pėdsakai tik vieni. Žmogus pravirko. Ir sako, Dieve, Dieve, tu mane apgavai. Tu sakei, kad visada eini su manimi, bet pėdsakai tai vieni. Kodėl tu mane apgavai? Dievas atsakė, mano mylimas sūnau. Žinau, kad tada tau buvo visų sunkiausiai. Kur pėdsakus matai vienus, būtent toj vietoje aš tave nešiau ant savo rankų. Tai duok Dieve, sakau, kad visi mūsų burogas ir visi kiti išėjusieji, kurie išėjo, tegu Dievas juos visus neša ant savo rankų. Dabar gal nelabai tinka satyra, bet vis dėlto pabandysiu. Man ponas Vytautas įbruko, sako, skaityk satyrą. Koks aš ponas Vytautas? Gerai, skaitom. Marija sėdė ir sėdė. Kartą, kai viena lekau... Mano tas butelis labai nervuoja. Ar skaitome? Ar mes sudarė realizuoti? Kavokit po stalo. Ar galima skaityti? Kartą, kai viena lekau, kiaulės sūnų sutikausi. Buvo jis labai gražus, bet į paršą panašus. Apkabino per papus, pabučiavo 3 kartus. Nuo tada kitaip mąstau. Kiaulės žmonėms laikau. Rytas, kai praėjo pro namus, pamačiau, koks jis gražus. Bet tai buvo ne žmogus, o tik rytas nuostabus. Pasakysiu atvirai. Draugė tarė, pasakysiu atvirai, visi vyrai tik kuiliai. Atsakau laiminga tu, aš net kuilio nerandu. Nuotaka jaunikiui. Laukiu tavo pagarbos, nešk per tiltą Palangos. Tai, kad skauda man dantis ir atrodo greitai lis. Bus sunku man su tavim, nešk ant rankų, ne dantim. Alkana Martė. Pas Anytą per pietus nukramčiau visus nagus. Kito maisto nemačiau, tad ir juos dar nukramčiau. Išvykai gamtą. Aha, gerai, kitas. Pramigo darbą. Žmona sušuko tarp durį. Ko nepažadinai kvaily? Kaip spėti darbą, ką daryti, nespėsiu net įsidažyti. Atsakė vyras. tą jaučiau, kol tu miegoji, išdažiau. Ką reiškia žemaitė? Klausimas vyrui. Kodėl atvykai be žmonos? Dabar aš visada be jos. Prie Facebooko kai palikau, jau metai, kai jūs nematau. Išvykai į gamtą. Žmona jam tarė, baik gulėti, nenoriu namuose sėdėti. Gerai, einu kinkyti vežimo, važiuosim nusipilti benzino. Antrą kartą lyga. Du mintimis buvo vienas. Jo. Aišku, kad gražuolis čia kažkokia. Anytas auga. Gyvas, juda brutas. Vėl klausyk, Jūratė Jankauskienė, profesorė, mūsų garbės rašytoja, garbės kaunietė. Gyvas kažkas. Labą dieną, malonu visus matyti. Meilės ugnis. Eini uždegti meilės ugnį visoj žemėje, kad būtų aplink gera ir šviesu, kad kaip vulkanas veržtumeisi dangų ir niekad tau nebūtų baisu. Nešitų ugnies mažą žiburėlį, iš jo liepsnoja, sužeri laužai ir dega blogis, pelenais pavirsta ir blūdnasi tarsi vieno gabalai. Ugnis naikina, kas menka ir taurina, kas gryna ir šviesu. Dėl to
tau meilės neužtenka, nes viskas sudeda, o lieka pelenai. Ugnis sudegina lyg dugno arba išgrynina, kas iš mesmės esi. Žiūrėk tenai, koks platus kelias dunkso, žmogaus didybės kelias prieš akį. Gali pasakė maldos, kad auksas ir priekį, ir už upą galėsi Ir iš toli mūsų atvykusi rašytoja, metai laiko, kai nėra istorijos, tai Janina Augūnaitė Varnienė. Labą dieną visiems. Šiandien aš norėčiau paskaityti eilėraštį apie Kupiškio poetę, kuri jauna avarijoje žuvo ir ji buvo baigusi mokytoją, dirbo mokykloje, paskui dirbo bibliotekoje, redakcijoje ir žuvo vieną žiemos sausio mėnesį, tiksliau dieną, eidama mašina suvažinėjo. Labai gražias eiles rašė ir dainos yra. Mes šiais metais minėjom jos sukaktį gimtadienį. Tai ir aš sukūriau jos atminimui eilėraštį. Rožė lede, buvai suradus savo kelią tarp žodžių, eilučių, posmų, klajojai prie kupos upelio, rimojai prie tilto atodusių, skiniai laukuose baltas ramūnės, segiai į poezijos posmus, mintyse, mylėjai liepą kvapnę medumi ir melsvą lyno žiedą delnuose. Vaikus vedei žinių labirintais, išmokai pažinti raidę, žodį, knygą, dainoje savo meilę kraštui parodei ir jausmą neramų ateities skirtą. Audros išpūstė, sudraskė rūbą, liko pilkos nuogos šakos, kovojai, maištavai su vėju pūga, bet mažas miestelis pasaką sekė. Skaitei laiško savo likimo rašytą, liūdną nuojautą tavęs neapleido, pražydusi raudona rožė sniege, lede sušalo amžiams dar nenuvykus. Ačiū. Tai ko? Aš noriu, kad iš trečio karto pataikytum. Ai, Ir pačią geriausią. o čia yra didelė 1, dovana. 2, 3. Traukim. Nu va. Oi, ne, man tiek daug nereikia. Dar reikia duoti dalį. Čia nėra. Daug nereikia, 2 dovanų. Ačiū. Taip, Angelė Kubilienė, irgi poezijos pavasario laureatė pernai metų. Prašau paskaityti. Taip. Gerą dieną, malonūs, talentingi žmonės. Nu ir aš čia tokį parašiau poetui. Eilėraštuką. Pamilkit poetą, jis turtingas, pripildytas jo žodžiais ąsotis, o kartais iš jo rankų žodžiai sninga. Jų tiek daug, nes jis besotis. Nesmerkit jo, prašau, už tai. Sako, sigimės jis po pilnatim. Jo žodžiai, kaip vaikui žaislai, kuriuos išbarstęs renka naktim. Būna benamis jis kartais, neturi nei sostų, anei tarnų. Ir dažnai, kaip elgeta ties vartais, ieško žodžių trupinių. Tik nesužeiskite, jis toks jautrus, atodusių pilna krūtinė, bet kartais būna tyras kaip lietus ir gali burti jums kaip visažinis. Jo žodžiai gali degti ugnimi nuo ledynų arkties lygi pusiaujo, arba išlyti skaidriu lietumi, kad atgimtų pasaulis iš naujo.
Tik kažkada iš žalio ežero gilaus pažvelgs jis į jūs lelijų akimis. Gal nesuprasit to žvilgsnio nebylaus, tačiau pajusite jį širdimi. Ačiū. Du, trys kartai traukit, sauja į jį. Viskas, jūs vyrui uždėsit ant įrankio, ant kojos, kaip mūsų vienam politikam. Ačiū labai. Teresėlė, gal dabar padainuosit? Nu, šita daina tai yra iš Vytauto Šiaudyčio poezijos. Joje Vytautas atspindi meilės ir pavasarį sodams prasmės. Pavasario sodai, malonės sugalvojo, pasveikinti. Kaip įsipuošim. Labai neskupus, labai neskupus. Paskui vėl padainuoti, prašau. Labai neskupus žmogus. Jeigu reiks, tai savo Čia darės tursas, dar laikyk savo. Ačiū. Aldona Orvienė. Ivona. Bėga nuo manęs.
dabar man pasakyti? Dar ne mirties gyvenimo prašom. Mes norim gyventi, kariauti. Man suteiktos jėgos iš aukščiau. Ne ašaroms veidą plauti. Norėjau vasarai gražinti takus. Alėjų liepoms vėl atnešti žydėjimą. Bet kas pašauks erdvėje paukštį, kas apgręš kelius, kuriais išėjome. Marija daug vasarų upeliais iškeliavo, daug vasarų pakalnėmis nulijo. Man taip graudu kartoti tavo vardą, man taip sunku, Marija. Juk ūžė taškėsi srauni jaunystė ir sukosi galva nuo pinavijų. Skubėjau aš ir dienos naktys bėgo ir nieko nepavijo. Aš buvau taip va, ne? Negražiau. Tik geriau taip padaryti. Daug nešnekėkit, traukit ir toliau einam. Nes lailė yra didžiulė. Vienas, pažiūrėkit, kad Du yra. Ranka ir tas du. Nu, papozuokit, dabar gražiai. Niks neatsitiko. O taip. Ačiū, Ilona. Ačiū. Tai dabar Regina Jorudienė. Pavasario laureatė. Vasaros kūrybos laureatė. Labą dieną, sukuriant ir nepasisveikinam. Šviesa nesibaigia. Nutilo žingsniai, rašalas išdžiūvo ir tyliai ilsis plunksna po darbų. Bet jūsų išsakyti žodžiai nepražuvo. Jie liečia mūsų širdis tūkstančiais eilių. Už šitą šviesą mes dėkingi liekam, už viltį gimusią jūsų mintį. Jūs iškeliavote į amžinąjį miegą, bet jūsų posmai mumise gyvi. Eilėraščiai ir proza šildo, kaskart sušveikia puslapių laukuos, o jų taurumas sielą mus pripildo ir vėl atgyja, kai pavasaris žieduos. Jūs liksite žvaigždėm nukritusios kaitros, palikę pėdsakus šviesus širdį, o jūsų šviesą žemė dar ilgai kartos, poezija mus šildys, gražūs žodžiai duos. Vieną tik. Vieną, aš daug ačiū. Oi, kokį vieną paėmiau, bet čia du. Tu Dalia sakė, vieną kitam. Kol pertrauka, tai aš jau užmiršau, čia vežiau iš Kupiškio lauktuvės, bet žinau. Čia Dalia, jeigu Dalia, o čia kitą kartą. O aš dabar tik antrą kartą mačiau. Ačiū. Man darbas įdėmės.
pirmą dovanas atiduokit. Atidink. Ačiū labai. Tik daliai nesakykit, kad davėt. Ačiū. Knyga pavadinta. Jo viską padarys. Sutvarkysim, liks bibliotekoj. Labą dieną visiems. Teresėlė, nešnekėk. Paskaitysiu eilėraštį išėjusiems. Blaškos vėjas tarp juodo ir balto granito. Sidabru krenta rasos ant baltų krizantėmų žiedų. Tyli žemė rudenį, šalčiu surakinta. Lasta liepsnelis žvakių melsvų. Dangus vaiskus, mėlynas. Saugo rimti išėjusių tarp auksinių beržų. Skuba laikas, niekada nesivėlina, vis arčiau ir arčiau link namų amžinų. Skraido liūdesio paukštė po ramųjį uostą ir žodis sustringa kažkur gerklėje. Dabar tik maldoji įsakyti galiu ir mintis, ir viltis jau deja. Dabar esat laimingi, suradę pas viešpatį kelią, mylimi, artimi, laukiami amžinai. Aš girdžiu jų žodžius, vėjo lūpomis tariant. Ačiū, sudie, susitiks mūsų keliai. Ką čia čiūpti? Tai nedaug liko, ką pačiūpsi? Tai jeigu viską pačiūpsi. Viską. Ačiū. Dabar Marija Varnauskė. Iš molėtų. Norit knygutę man nusipirkti? Tai ne, aš jums dovanoju savo. Parvežkit. Paskaitysiu šiaip iš gyvenimo. Gyvenimas daina. Saulė dangum linksmai plaukia, žemė šildo mus, myli ir glaudžia. Ir nakties jį niekiek nelaukia, debesų pūkuose slepia veidą. Bet vis tiek teks išeiti saulutei, ją pakeis mėnuo su žvaigždutėm. Visi eisim su ją pailsėti, kad rytoj darbuose skęst galėtum. Taip visada naktis keičia dieną, lekia, skuba, savaitė ir mėnuo. Taip metai apvalūs praeina, o gyvenimas kuria mums dainą. Ta daina tai linksma, tai liūdna, tai skambi ar vos girdima. Būna taip, kad jis skamba aukštai, netgi gali nutrūkti garsai. Ačiū labai. Ar aš nesakiau? Tu viską žinai. Bet tada sėdi visas paslaptis. Nu, tegul žinai, blogo nenaudo. Nufotkinai, tai gerai. Pasimelskim už šypseną vaiko, jei išliksim, vaiką iš raidos. Dievo duotų įrodymų aiškiai, kad gyvename čia kitados. Pasimelskim už laiko turėklus, nes jie tiltais vis veda pas tuos, kuriuos atminty nuolat laikom, bet kurie nebegrįš niekada. Pasimelskim už tuos, kur išėjo, ir už tuos, kur ligšioliai kartu, ir už tuos, kur pamiršti norėjos, su kuriais buvo mums taip sunku, kad dosnumas širdžių nesibaigtų, kad svajonės net virš debesų, kad chaosas šioje žemėje baigtųs ir nebūtų pasaulį karų, kad likimas nebaustų, o leistų,
palikt žemę su meile taure. Širdyje artimųjų išlikti, neišnykstančia sielos šviesa. Pasimelskime, kad nepaklystume tolimuose dangaus keliuose ir kad kartais savus aplankytume žemėn krintančią žvaigždės šviesą. Ačiū. Vyrai, išrink dovaną vyrui. Gediminai, žiūrėk, ką tau išrinko. O, Auskarus. Jisai seksi, kur norėsi. Žinau, ko. Patenkintas žmogus. Tai dabar padainuosime savo repertuaro dainų. O ką daugiau, pirmiausia, apie savo gimtą Suvalkiją. Nežinia, kokio autoriaus šitą dainą. Bet kadangi apie mūsų kraštą, tai mes tą dainuojame. Aš aukštaitis. Suvalkija. Aš aukštaitis. Prašau. irgi šitą dainą išgirsta ir visi turės Suvalkijoje augti. Padainuosit dainą. Aš noriu užduoti myslę. Kažkas negyvo, bet gimęs kartu su Teresėle Liepos 17. Kas galėjo gimti Liepos 17? Kas skaito knygas, laikraščius, pasakys? Nauja diena. Sveiki, va.
Va, Gintaro gimtinė. Ir Teresėlė gimus kartu. Tai jau gal. Dabar kviečiame Janiną Fužinskienę. Baigėsi laikas, bet vis tiek laba diena. Sakyk, mielasis, kur esi? Gal vėjo gūsį, debesį, gal gervių skrydžio kelyje, kartu plasnoji tyloje. Tu ten aukštai, mintis skaitau nebyliai ir sotinu tave, kas vakar maldomis. Juk vėlės angelai aukštai pakyla, prašau aš viešpatės, kad būtų su jumis. Gal susitiksim prie sauraunaus upelio, nes neišsakyti žodžiai į tave plazdins. Juk nežinia, kiek liko skirto kelio, ar meilė ir viltis aukštyn didės. Aš savo kelyje kasdien tave jaučiu. Tikiu, kur tu ten amžinybė, amžina ramybė, o meilė viešpaties tokia beribė. Suglaudę širdis, būsim vėl kartu, taip kaip ir buvo čia, kaip aš ir tu. Dėkoju tau, kaip gailiuos neišsakytų žodžių, virpesių širdies neišklausiau. Gėriau laimės rasą godžiai, už dešimtmečius drauge aš švelnius žodžius sakau. Kaip atklupau, mane pakėlei, juokiaus, liūdėjau ar verkiau, ištikimai šalia stovėjai ir troškai meilės man suteik daugiau. Dėkoju tau už šiltą rankos paspaudimą ir minutes, akimirkas drauge. Nelepino mus niekada likimas, bet kas be buvę, tu buvai šalia. Ačiū. Dabar prašau kitas Petraitis. Labai atsiprašysiu iš vietos, gerai? Pasistengsiu garsiau, pasistengsiu nuoširdžiau, kadangi kaip ir tokia apžvalga truputėlį. Vakar sėdėjau virš manęs knygos ir empiriniu būdu Juozapo Mickevičiaus eiliuotos mintys. Priimkime laiką kaip svečią, kurį susitinkam kely, jame jau svečiai esam patys, laimingi, kad esam gyvi. Labai suprantu šias Mickevičiaus puoselėtas ir dar jo puoselėtas moto mūsų kaip poezijos mėgėjų lygoje, kad Lietuva aplenktų bėdos, kad daug būtų saulėtų dienų, takais pavirstų meilės bėdos ir liktų širdyje žmonių. Ir vėl empiriniu būdu ištraukiu Egmilės Miliušytės pernai ar užpernai mirusios išleistą poezijos knygelę Esaties trapume. Nežinau, kodėl save tau paspasakoju, lyg skausmo viskas nunešiota. Pabaiga laiminga tik tai pasakoj ir pralaimi tas, kuris išduoda. Nesielvartauk ir aš nesielvartausiu, priimsiu šią gyvenimo duotybę kaip dovaną prieš tai, kol iškeliausiu į amžinąją begalybę. O mano pabaigoj, mano pamąstymai, tarp kitko spausdinti Gintaro gimtiniai ir kad neįsiplėst, mintį suprantam visi. Gyventi verta. Gyventi verta, šįryt gali pradėti viską tu nuo nulio. Gyventi verta, tyla tokia fantastiškai spangi.
lyg lai šypsnis palaimingas nenueis nuo mūsų lūpų, gyvenkime tartum paskutinę dieną gyvenime. Gerai pasakyti. Tu sako nepaeini, pavaikščiai. Žinau, po renginio sportuosiu. Labai ačiū. Už dovanas. Be abejo. Taip ir vos. Ai, ne, paskui. Kada paskui, jau nėra ką paskui. Toj vietos ateis bus paskui. Pradėk dabar. Aš taip, man labai patinka jūs visus žiūrėti. Tarnau Dievui, aš nenustosiu. Ar būsiu viena, ar su kažkuo. Džiaugsiuos kiekvienu, kuris pasakys, Dieve, tikiu tavimi iš visos širdies. Eisiu, kalbėsi tu, akliems, luošiems. Tu toks nuostabus Dieve, visiems. Kažkada mylėjau, melsvos akys žvelgia į mane. Pasaulyje svajonių buvo aš. Ir pavasariais buvo mūsų dienos. Gražiausiose gėlėse ir tos akys dar vis lydi mane. O gal ir jausmai dar tokie pat. Tada. Pabaigsit rytoj. Va, viskas Toliau ačiū. tęskime. Dar kažko? Ne, jau lyja. Gerai, dar perskaitysiu vietą. Nesvarbu. Galime būti kartu. Ar blogai, ar gerai. Supratau. Meilė ne žaidimas. Meilė ne turtai. Tai esame drauge. Tai mūsų namai. Ačiū. Dabar matau, suskiečiu naują mūsų Iloną. Ilona Batiliūtė. Suskiečiu gali ateiti. Paskiečiu, va čia paskiečiu. Paskiečiu, atsistosi, čia nelyja. Dar neskaitėt. Ateikit čia. Jų pusė lys, o mūsų pusė nelys. Nueisim į patalpas. Į patalpas. Tai pirma paskaitykit po skėčių. Paskaitykit dabar po skėčių. Greitai, nesėdėkit. Neįsivaikščios Lietuva, kol gyvi esam. Neįsivaikščios, kol pėdsakas gilus kalvoja pajūry. Neįsivaikščios Lietuva, nesukalbėjus maldą, kurią nuo seno mokė jos motinos mama. Ugniakuras gimtinės dar neužgesintas. Yra žarijų malkų skirtoje. Jie krovė tvirtos tėvų ir brolių rankos. Ir glostė švelniai, brangi motulė, mylima. Nuvargusi nuo begalės darbų, ji nepailso. Dabar toks keistas ilgesys krūtinėj bunda. Įsiklausykit, tikra tai ar ne. Tėvinės Lietuvos meilė iš už Atlanto sugrąžina. Mūsų grąžina dieviškai gardi, naminė duona, brangios motulės iškepta. Neįsivaikščios Lietuva, kol lietuvybės pradas, giliai mumyse, ąžuolo šaknim kasdienėje būty. Kol vaikščiosim per amžius, mes pramintais tokiais takeliais, bočių protėvių. Kol rugpjūtį skambant dalgiams per slėnius ir laukus, plačiai skambės, gaivia banga užlies mus. Tokia ji nuostabi, lietuviška ir tarmiška daina. Mes liksim čia per amžius, mes niekur neišnyksim. Neįsivaikščiosim iš Lietuvos, nes nevalia. Kol jaučiam ranką rankoje, kol širdis mums brangiausiomis lūpomis prabyla, tol mes kartu. Mes su tavim, tėvynė mylima. Nebelyja, neateina.
Teresėlė, ateikit jūs dainininkės. Ne, dainininkės ateikit su Rimu kartu. Be akordeono, nereikia Pakvies savo mergaitę. Ai, pas jūs? Jo, mes norim apdovanoti. Ateikit, nedainuoti. Dainuoti tai vargas. Tai nelyja, čia kam tie skiečiai. Nelyja niekas. Tada aš neprašau dėmesio. Dalia, nesigrėžk. Nuo dėmesio. Gražiai satoja. Algimantas prie moters. Ir mus prašau. Ne, dabar toks